Ar skiepijotės šį sezoną, ar ketinate skiepytis nuo gripo ir COVID-19? Ar kažkas nori pakomentuoti, kodėl ne? Pone Rusteikė. Norėjau pasakyti visų pirma, buvo dėl to, kad daug metų dirbau 20 metų su skiepais, kadangi gyvūnai buvo skiepijami ir neskiepijami ir vėl skiepijami, matau priežastis skiepyti galima visiškai sveiką individą ir negalima, sakykime, tom vakcinom eksperimentiniam, kai buvo ponas Dulkys pratęsęs galiojimo terminą pasibaigusio termino vakcinom, kurios yra eksperimentinės. Kiekviena draudimo bendrovė pasakė, kad nedraus žmogaus ir arba neišmokės jam, jeigu žmogus yra, kadangi dalyvavo eksperimente. Nepone, tai yra neteisybė, dar kažkas nori papildyti. Teisybė, visas apskambinam draudimo bendrovės ir visos pasakė. Dar kažkas nori pakomentuoti. Kitas klausimas. Ar pritarėte, kad Lietuvoje reikėtų stabdyti Rusijos kultūros plėtrą, taip pat ribojant ir autorių kūrinių atlikimą? Ačiū labai, ponia Urban, gal pakomentuotumėt? Tai tikrai nepritarčiau, nes Lietuvoje gyvena, kaip žinia, apie 5 procentus rusakalbio. Aš akcentavau dabartinės Rusijos kultūros plėtrą. Tai jeigu kalbame apie filmus, tai, na, aišku, kultūra tai nėra Kremlius, tai mes galime, aš jau kaip kalbėjau, tam tikrą srautą filtruoti. Tačiau apskritai kultūrą visą rusų uždaryti, ta prasme, uždrausti skleisti Lietuvoje čia gyvenantiems Lietuvos piliečiams rusakalbiams tikrai nepritariu. Tačiau filtravimui taip. Ar galiu trumpą repliką? Taip, žinoma. Kultūra yra minkštoji galia ir Rusija ją išnaudoja kaip tik tais nori. Ir jeigu dar mes sudarysim sąlygas, tai mūsų žmonėms smegenys plaus dar labiau. Kitas klausimas. Aš norėčiau paklausti, ponia Urbinaitė, kodėl jūs galvojat, kad aplinkui visi yra durniai, kad jiems galima išplauti smegenis, dar kažką tai padaryti, ką? Pasiskiepyti galima visiškai sveiką individą ir negalima, sakykime, tom vakcinom eksperimentiniam, kai buvo ponas Dulkys pratęsęs galiojimo terminą pasibaigusio termino vakcinom, kurios yra eksperimentinės. Kiekviena draudimo bendrovė pasakė, kad nedraus žmogaus ir arba neišmokės jam, jeigu žmogus yra, kadangi dalyvavo eksperimente. Nepone, tai yra neteisybė, dar kažkas nori papildyti. Teisybė, visas apskambinam draudimo bendrovės ir visos pasakė. Dar kažkas nori pakomentuoti.